Sveiki, mano vardas Romualdas Trumpa, dirbu Credeo įmonėje rizikos vertinimo vadovu. Pristatysiu Lietuvos transporto, visų pirma, Lietuvos kelių transporto apžvalgą. Jinai parengta iš viešų duomenų. Trumpas pristatymas, kas yra Credeo. Credeo yra kompleksinė kredito rizikos valdymo įmonė, pradedant kreditų draudimo tarpininkavimu ir baigiant skolų išieškojimu ir kreditinėmis ataskaitomis. Apie transportą, ką turi bendro Credeo su transportu. Transportas yra viena iš 3 didžiausių ūkio šakų mūsų klientų, tiek kas draudžiasi ir apie ką draudžia, kam yra reikalingi kredito limitai. Keletas skaičių, tai pas mus yra portfelyje, pas mus apdraustų per Credeo apdraustų draudimo bendrovėse portfelis vien transporto šakoje yra apie 2600 kredito limitų ir bendra suma siekia apie 300 milijonų eurų. Tai reiškia, kad tai yra Lietuvos įmonės, kurios apsidraudusios kredito draudimu, jos turi tokius kiekius rizikos, kuria yra perdavusios kredito draudimo bendrovėms. Tai iš tų skaičių apie 80% yra eksporto pirkėjai užsienio ir dėl to pakankamai didelę dalį aš irgi skirsiu ne tik Lietuvai, bet ir tai, kas dedasi eksporto rinkose. Kokia yra struktūra? Čia yra pakankamai daug informacijos ir bandysime tilpti į valandą. Transporte sukuriama pridedamoji vertė. Pirmiausia, užsiduokim savo klausimą, kas yra Lietuva, kokio dydžio ta mūsų šalis Lietuva yra. Lietuva yra 22 iš 27 ES šalių, arba galima skaičiuoti, kad 6 nuo galo, mes lenkiame pagal aplamai bendrai sukurtą pridedamąją vertę visose ūkio šakose, lenkiame tik tai Slovėniją, Latviją, Estiją ir salas, Kiprą ir Maltą. Mes esame pakankamai maži, Lietuva visose ūkio šakose sukuria mažiau nei pusę, 0,44 ES bendrojo vidaus produkto. Anksčiau buvo 0,3, dabar 0,44, bet dėl to, kad mes esame pakankamai maži, mes esame visą laiką 22 vietoje. Tuo tarpu transporte yra šiek tiek kitaip. Transporte mes jau užimam 18 vietą ir beveik 1% transporto pridedamosios vertės sukuria Lietuvos įmonių pridedamoji vertė sukurta. Lyginant, kokią dalį Lietuvos transportas turi ekonomikoje, pagal pridedamąją vertę sukurta, tai Lietuvoje yra žymiai didesnis procentas, dvigubai didesnis negu ES vidurkis. ES vidurkis 24 metais buvo 4,9%, o Lietuvos 10,4%. Taip, šiame grafike yra, kiek yra sukurta transporte, šalis surūšiuotos pagal tai, kiek kas transporte sukuria pridedamosios vertės, o procentai rodo nuo bendro tos šalies pridedamosios vertės, kiek yra transporte. Iš ko tai susideda? Yra dvi šakos pagal statistinius kodus, tai yra pilka linija, tai pati didžiausias stulpelis, tai yra sausumos transportas, tenais vyrauja kelių transportas, krovininis kelių transportas ir tokia melsva linija yra. Taip, oficialus pavadinimas to vadinamo 52 kodo yra sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla. Žmonių kalba tai yra ekspedijavimas. Tai reiškia, šitos dvi šakos sukuria didžiąją dalį pridedamosios vertės. Jeigu mes žiūrėtume procentais, kaip tas procentas kito, tai matome, kad nuo 19 metų yra mažėjimas, ypač paskutiniais metais yra susijęs su 2-3 dalykais. Tai reiškia, kad po sankcijų įvedimo Baltarusijai sumažėjo geležinkelių apimtis, šiek tiek mažiau nukentėjo uosto apimtis ir jau nuo kažkur 14 metų tęsiasi, kad rytų kryptimi krovinių pervežimai mažėja. Tai reiškia, Lietuvoje vyrauja 2 šakos ir abi yra sausumos šakos.
Jeigu pasižiūrėtume, kaip yra pas kaimynus yra struktūra panaši, bet skirtumas koks yra. Latvijoje matome, kad tas santykis jisai nuo 10% sumažėjo iki mažiau nei 6% ir yra toksai žydra juosta. Žydra juosta yra oro transportas. Latvijoje mes žinome vieną oro bendrovę, kuri aktyviai dirba ir Lietuvos rinkoje. Tačiau pažiūrėkime, kas buvo 2021 metais, tai yra minuso ženklas. Tai buvo ne pridėtinė vertė sukurta, o sukurta iš mokesčių mokėtojų pinigų atimtinė vertė. Tai reiškia, mokesčių mokėtojų pinigais reikėjo gelbėti nacionalinės avialinijas. Taip, nuo 10 iki 6 sumažėjimas, pas mus apie 10,4. Žiūrim, kas Estijoje. Estijoje sumažėjo transporto dalis nuo 9 iki 5%. Irgi mažėjimas. Tai bendra ta pati priežastis, tai reiškia tranzito tie srautai iš Rusijos į Latvijos ir Estijos uostus jie mažėja, bet to Rusija pasistatė savo uostus Ust-Luga, Primorskas ir kitus, mažiau krovinių teko ir transportas ten vaidina mažesnį vaidmenį. O Estijoje matome tokią tamsiai mėlyną liniją, tai yra vandens transportas, jisai ten sudaro pakankamai ženklę dalį, tai yra keltų linijos, ne tik tai krovininės, bet ir keleivinės iš Estijos uostų, Paldiskio ar Talino į Suomiją ir Švediją. Krovinių srautai Europoje. Čia yra Eurostato duomenys. Mes į Europos Sąjungą įstojame prieš 21 metus, 2004 metais. Tuo metu Europos Sąjungoje buvo 15 šalių, tos šalys senosios jos vadinasi EU15, mes jas taip ir vadinsime, per tą laiką Anglijos nebeliko, liko 14, bet mes toliau vadinsime EU15. Du stulpeliai, mėlynas šviesus stulpelis, jisai rodo kiek milijonų tonų, čia tai yra tonomis, pervežta krovinių, tarptautiniuose pervežimuose. Tai reiškia, jeigu šalies viduje vežėjas veža prekes, tai čia tas nesiskaičiuoja. Tarptautiniuose pervežimuose šitą liniją, jinai per 10 metų išaugo 20%. O tamsiai mėlyna linija, ta tamsesnė, jinai rodo, kiek yra krovinių tarp tų senųjų šalių. Ir tarp senųjų šalių tų krovinių išaugo 10% per 10 metų. 10%. Ir ta dalis santykinai dėl to mažėja, bet vis tiek sudaro apie 64% skaičiuojant tonomis. O čia yra Lietuvos vežėjai. Lietuvos vežėjai tarptautinėse pervežimuose. Iki 13 metų lietuviai kartu su Latviais ir Lenkais užėmė pakankamai didelę dalį tarptautinėme darbo pasidalyme iš vakarų Europos į Rusiją ir kitas NVS šalis. Po to tie srautai mažėjo, kalbėsime šiek tiek apie tai atskirai. Ir tarp ES šalių vežimai išaugo ne procentais, ne 10%, o kartais. Tarp ES visų šalių išaugo 3,6 karto, tarp senųjų ES šalių 6,6 karto. O rinkos dalis, jinai išaugo labai smarkiai. Tarp senųjų EU15 šalių tai sudaro 7,7%. Anksčiau tenais tas 1% su trupučiu siekia. Jeigu mes skaičiuosime tas apimtis nebe tonomis, o tonkilometrais, tai reiškia, kad pervežama tona, bet pervežama tona gali būti 2 km, gali būti 2000 km. Tai tas sandauga yra vadinama krovinių apyvarta ir tai labiau atvaizduoja transporto darbą tonkilometrais. Jeigu skaičiuosime tonkilometrais, čia yra milijardais tonkilometrų, tai pervežimai tarp ES šalių, jie sudaro jau mažiau ne 64, o 57%. Lietuvių dalis, jeigu mes skaičiuosime jau nebetodomis, kur yra 7,7%, lietuviai užima 10,3% tarptautinių pervežimų tarp ES senųjų šalių, ten, kur yra didžiausi krovinių srautai. Prisiminkime skaičius, nuo ko mes pradėjome, tai Lietuvos bendrai sukuriamas vidaus produktas yra 0,44 nuo ES, o čia yra 10 su viršum procentų. 10 su viršum procentų. Jeigu skaičiuosim tonkilometrais. Taip, padalinam tuos pačius tonkilometrus iš tonų, atsiprašau, iš tonų gauname vidutinį 1 tonos pervežimo atstumą. Taip,
Punktyras rodo liniją, kuri yra tarp visų ES šalių, o ištisinė linija rodo tarp senųjų, tarp EU15 šalių. Ir vidurkiai yra nusistovėję. Vidurkiai per daugelį metų yra nusistovėję, yra, tarkime, apie 630-640 km bendrai ES, o tarp senų ES šalių apie 550 iki 600 km. Visą tai yra labai stabilu. O Lietuvos vežėjų pervežamas atstumas, jisai nuolatos mažėja. Jis nuolatos mažėja ir nuo 1000 su viršum kilometrų jisai sumažėjo ES iki 800 km, o tarp senų ES šalių iki nuo 950 iki 758 km. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad to krovinio yra, tarkime, toks pats kiekis, bet jis vežamas dabar trumpesniais atstumais, tam pačiam kiekiui pervežti reikia daugiau automobilių, daugiau žmonių, daugiau pakaitinių kažkokių tai resursų. Tai yra tokia ilgalaikė tendencija ir jinai kažkada turbūt priartės prie vidurkio, arba mes patys turbūt tą vidurkį ir diktuosime kažkuria prasme. Čia yra visų ES vežėjų, tarp visų 27 ES šalių, kokie yra srautai tonomis. Tonomis yra lengviau turbūt suvokiamas dėmuo, o čia tie 6%, kur Lietuva, bet matome tendenciją, kad tai nuolatos auga. Auga Lietuvoje, auga Ispanijoje tonas, augo Lenkijoje, tas staptelėjo, augo Rumunijoje ir tos kitos šalis. Taip. Lietuva čia užima 5. vietą. O tarp senųjų ES šalių, čia įdėjau 2 žemėlapius, kaip tai atrodė 13 metais ir 24 metais. 13 metais Lietuva užėmė pagal tonažą tarp ES, būtent EU15 senųjų šalių užėmė 17 vietą, dabar užima 5 vietą. Tai yra fantastiškas pasiekimas, kuriuo reikia didžiuotis šiai šaliai. Pasižiūrim, kaip tai atrodo skaičiuose. Fantastiškas augimas. Nuo 1,3 iki 7% ir mes esame 5 po Olandijos, Ispanijos, Lenkijos, Vokietijos. Aplenkta Belgija, Prancūzija, Rumunija bando vytis, Italija, Liuksemburgas, Austrija ir kitos šalis. Tarp senųjų ES šalių. Pažiūrim, kokios yra kryptis iš į. Iš į. Tų krypčių yra, įsivaizduokim, 27 dauginkime iš 27, ten galima susiskaičiuoti, kiek tų krypčių kombinacijų gali būti. Čia yra paimtos būtent visos tos kryptis iš ES šalių, kur yra per metus pervežta 24 metais 5 milijonai tonų. Čia yra tokie šešėliai. Šešėliais pažymėjau tas kryptis, kuriuose lietuviai perveža virš milijono tonų. Tai vadinasi, čia yra didžiausios kryptis, paskui mes pasižiūrėsim, kur yra lietuviai ir matysime, kur lietuviai didelę dalį užima, kur mūsų nėra. Gal pasakysiu, kur nėra, nes kur yra, tai mes šitągi paskui pakalbėsime. Taip, šiandien viename laikraštyje buvo straipsnis, ten pasakyti, kad lietuviai turi stiprią dalį Beniliukso šalyse. Taip žiūrim iš Belgijos į Olandiją, 27 milijonai tonų, bet ten lietuviai net milijono nesiekia. Iš Olandijos į Belgiją 28 milijonai tonų, ten irgi lietuvių milijono net nesiekia. Tai gal nėra jau tokios stiprios pozicijos, tai galbūt yra siekiamybė. Nėra tokiose šalyse, kurios yra tokios kryptyse kaip iš Danijos į Vokietiją, iš Vokietijos į Daniją, iš Vokietijos į Ispaniją, iš Vokietijos į Liuksemburgą. Lietuviai ten nesiekia milijono tonų nesiekia. Tačiau tokios kryptis kaip čia jau lietuviai, tokios kryptis kaip, pavyzdžiui, iš Vokietijos į Prancūziją, Lietuvos įmonių transporto pervežamas tonažas yra 16%, iš Prancūzijos į Vokietiją 19%, iš Prancūzijos į Italiją 18%, iš Prancūzijos į Nyderlandus yra 16%. Iš Italijos į Vokietiją 10%, tai yra ta šalis, kuri užima 0,4 bendrojo vidaus produkto, jinai generuoja, kaip sakoma, perveža 19% krovinių iš Prancūzijos į Vokietiją. Ir dar aš paminėsiu, kad Prancūzijos, kaip mes minėjom, ten tas
kryptis, kurios yra iš Vokietijos į kaiminę šalis, tik tai į Austriją, lietuviai tenais nemažai veža, bet iš Prancūzijos visos kryptis, kurios yra virš 5 milijonų tonų, ten lietuviai yra pakankamai smarkiai įsitvirtinę. Čia yra lentelė, šiandien mes tos lentelės nestudijuosime, aš tik tai tokią nedidelę instrukciją, kaip ją skaityti. Čia yra pervežimai tarptautiniai, tarp 19 metais ir 24 metais struktūra yra vienoda. Stulpelėje čia yra surašytos šalis, iš kur pakrauta, į kur pakrauta. Pavyzdžiui, iš Prancūzijos buvo iš viso išvežta 24 metais 100 milijonų tonų, iš jų į senasias ES šalis 95 milijonai, o 19 milijonų išvežta į Vokietiją. Arba iš Olandijos 19 metais buvo išvežta 98 milijonai, iš jų 42 milijonai tonų išvežta į Vokietiją. Iš Olandijos į Vokietiją 42 milijonai tonų. Ką tie skaičiai rodo? Tai rodo rinkos dydį, kaip rinka pasikeitė. Žiūrim vien tik pokyčius. Pokyčiai. Tarp visų ES šalių išaugo 55,5%, o tarp senų ES šalių tik tai 1,9, beveik 2% išaugo. Žiūrim, kokios kryptis kiek išaugo. Jeigu žiūrime santykinai, tai didžiausias augimas 24 metais čia yra 6 šalis, yra Vokietija, Prancūzija, Olandija, Italija, Ispanija, Lenkija, gal dar Belgija reikėjo pridėti, bet Belgija šiek tiek mažiau yra jau už Lenkiją. Tai augimas procentais tonažo yra didžiausias, kur? Didžiausias yra Italijoje ir Ispanijoje. Kitur yra, tarkime, Olandijoje, Prancūzijoje iš Olandijos į Prancūziją yra 5% augimo, jeigu ten skaičiuosime apie 5 milijonus tonų prisidėjo per 5 metų. Čia matosi kiek į senasias šalis ir čia į kokią šalį keliavo. Žiūrim ten, kur keliavo tonomis ar kur mažėjo, tai mes matom tokį dalyką, kad iš Vokietijos kažkur daugėjo, kažkur mažėjo, bet matome, kad iš Vokietijos eksportas į kitas naujasias šalis augo, bendras augo, o į senasias šalis labai nedaug augo. Labai nedaug augo ir ten, pavyzdžiui, kokia Olandija, Ispanija, jisai netgi mažėja. Iš Prancūzijos mes matom, kad į Vokietiją mažėjo. Iš Olandijos, tai turbūt iš uostų didžioji dalis, iš Olandijos, Italijos daug kur didėjo. Bet taip matome, kad vienur didėjo, kitur mažėjo, augimas, tarkim, po 5%, kur yra 10%, tai yra pakankamai didelis augimas. Yra šalis mūsų kaiminė Lenkija, ten matome mažėjimas krovinių ir iš Lenkijos ir į Lenkiją. Ir į Lenkiją gal tik tai iš Olandijos kažkodėl, tai Ispanijos. Čia jau tokios tolimesnės kryptis. Žiūrim, kaip sekasi lietuviams. Čia yra lietuvių pervežti kiekiai, vėl pakartosiu kaip. Čia yra Lietuvos vežėjų pervežta 19 ir 24 metais iš šitų 6 šalių arba iš visos ES, bendrai ir nuo senųjų šalių. Pavyzdžiui, iš Vokietijos buvo 24 pervežė lietuviai 13 milijonų, iš jų 4 milijonus pervežė į Prancūziją. Tvarkoj? Visuose šiuose kryptise, išskyrus ten tokios šiek tiek retesnės kaip Ispanija, Olandija arba Ispanija, Italija, ten aplinkui, jos nelabai didelės, bet atkreipkim dėmesį į Lenkiją, kurios yra dideli skaičiai bendrai, o lietuvių čia dalis yra labai labai nedidelė, kur yra taškučiai, tai ten iš viso to augimo kaip ir nėra. Tai jeigu mes kalbėtume apie tai, kas keičiasi, tai lietuviai su Lenkijoje tikrai turi labai nedidelę rinkos dalį, o Lenkai, kurie turėjo didžiausią rinkos dalį Europoje tarptautiniuose pervežimuose, pas juos krovinių mažėja, Vokietijoje yra šiokia tokia stagnacija, ten galim sakyti atsigavimo ženklai, ankstyvi matosi, tačiau Vokietija, Lenkija buvo didžiulė kryptis ir jinai liko didžiulė, bet jinai nebeauga ta kryptis. Ką tai reiškia? Tai reiškia iš Lenkijos, vienas dalykas, kad Lenkijos partneriai, juos reikia šiek tiek įdėmiau žiūrėti, kitas dalykas, kad Lenkijos vežėjai, jie sudarys natūralią konkurenciją lietuviams. Čia aš miniu, tas tik tai šalis, kaip sakoma, kokios kryptis yra. Čia yra pervežimo kryptis, tai buvo visi vežėjai ES ir dabar Lietuvos. Žiūrim Lietuvos pokyčius.
pokyčiai ne 5 procentai, ne 8 procentai. Augimas yra visur 10%. Tarp ES šalių per 5 metų išaugo 50,5 karto, o tarp senųjų ES šalių išaugo 70%. Tai yra fantastiški skaičiai, mes bandysim paieškoti priežasčių, kodėl taip yra. Ar tai tvaru, ar tai čia yra kažkokie statistikos įsidirbinėjimai, bet panašu, kad tai yra tvaru. Kaip minėjau, mane šiek tiek nustebino, kai iš tos skaičius šiek tiek labiau pasikapšiau, kad Vokietija, Italija, Vokietija, Prancūzija, šitos kryptis ir Prancūzija, Italija man patiko, jau mačiau, kad jos pakankamai didelės jau keletą metų, bet kad Prancūzijos visos kryptis yra, tai yra kažkokios priežastys, kurių tyliai žmonės dirba ir jie nesiskelbia, kaip jie tą dalyką pasiekė. Tai yra sėkmės istorijos, kurios tyliai yra daromos. O čia yra Lietuvos rinkos dalis. Lietuvos rinkos dalis kažkokias kryptyse, pavyzdžiui, iš Vokietijos į Prancūziją. Buvo 11%, dabar 16%. Iš Olandijos į Prancūziją buvo 7%, dabar 11%. Labai gražus skilimas, čia matosi, kiek ten tų procentų padidėjo procentiniais punktais skaičiuojant. Tai yra skaičiuojant tonomis per 5 metų, koks yra progresas. Fantastiški pasiekimai. Kadangi iš pradžio aiškus dalykas buvo kalbama apie tai, kur yra didžiausi krovinių srautai, tai buvo kalbama daugiausiai apie Europą, bet kadangi prasidėjo ten įvairios perturbacijos su rytų kryptimi, tai aš šiek tiek pasižiūrėjau, kas dedasi rytų kryptimi, tai taip, čia yra irgi vežimai tonomis, kaip minėjau, iki 13 metų 3 šalys, tai lietuviai, lenkai, lietuviai ir latviai didžiąją dalį tų pervežimų atlikinėjo iš Rusijos, iš Europos į Rusiją, nes iš Rusijos į Europą kroviniai eidavo kitokiais būdais. Jie daugiausiai ėjo geležinkeliu, vamzdynais, bet autotransportas buvo pakankamai nedaug. Kroviniai, nesvarbu, kokie jie ėjo autotransportu. Ar vynas, ar vaisiai, ar mašinos, ar automobiliai, visą tai ėjo automobiliais vežama ir lietuviai ten užėmė pakankamai didelę dalį. Buvo maisto, kai prasidėjo jau tenais Krymo aneksija, tai buvo įvestos apribojimai Europos Sąjungai, matom 15 metais kritimas, tai čia buvo jau apriboti vežimai iš Europos Sąjungos į Rusiją. 22 metais buvo antras ženklus sumažėjimas, įvestos sankcijos, vieni kitų šalių vežėjams nebuvo galima važiuoti ir tie srautai natūraliai sumažėjo, viskas yra labai tvarkinga. Tai jeigu taip žiūrim per tą 10-11 metų horizontą, tai tas kritimas gavosi toks, kad į Europos Sąjungą tų srautų autotransportų vežamų tonomis sumažėjo 6 kartus, Lietuvos vežėjų tik tai 2 kartus, bet paskutiniais metais Lietuvos vežėjai išlaiko stabilę rinkos dalį 16-23. Viskas čia yra labai gerai. Viskas čia aišku, taip ir turi būti, ne? Baltarusija yra ta pati kaip Rusija, o kodėl, kas čia tokio yra kitaip? Lygiai taip pat 22 metais buvo uždrausta Baltarusijos vežėjams važiuoti į Lietuvą. Uždrausta ES šalių vežėjams įvažiuoti į Baltarusiją. Tai jie galėjo tik tai paimti, persikrauti ir važiuoti iki kažkokio pasienio terminalo. Žiūrime, kokie čia skaičiai. Augimas yra 3 kartus. Tonomis yra 3 kartus, o Lietuvos vežėjai, va čia yra žalia linija, yra augimas 4 kartus, 4,3 kartą. 24 mažėjimas šiek toks buvo, bet ta prasme, per tą sieną tų mašinų važiuoja daugiau. Kai dabar yra sakoma, o mes nežinojame, mes nesidomėjome, palaukit, tai kai važiuoja mašina per sieną, tai yra aišku, kiek važiuoja moldavų, kiek važiuoja serbų, kiek važiuoja lietuvių ir kiek važiuoja ten, tarkime, vokiečių turbūt, lenkų pavyzdžiui važiuoja. Tai yra aišku, kiek ten nuvažiavo, taigi tie visi duomenys jie kažkur yra, bet su jais niekas nedirba. Bet čia žiūrėkim taip. Tai yra padidėjimas 4 kartus. Baltarusijoje sumažėjimas, tarkim, 2 gubai, jeigu visos ES maštų, 6 kartus. Čia padidėjimas keletą kartų, jeigu žiūrim tonomis, čia yra 3 milijonai, ten žiūrim atgal 1,6, tai praktiškai tas srautas, kuris važiavo į Rusiją, tai jisai dabar nuvažiavo į Baltarusiją, sakoma, kad jis važiuoja į Azijos šalis, bet ar jis važiuoja į Azijos šalis, aš negaliu to dalyko pakomentuoti, bet
bet kad eksporto kryptis, jeigu pasižiūrėti, tai eksporto buvo išaugimas labai didelis tokias šalis kaip Gruzija, Armenija, Kirgizija. Tai tas šalis buvo didžiuliai labai išaugimai. Bet kas liečia tą važiavimą, konkrečiai krovinio gabenimą į Baltarusiją, tai išaugo 4 kartus. Mes dabar sakom, tai problema atsitiko netikėtai. Taip, bet buvo tie duomenys, bet niekas su jais turbūt nedirbo. Taip, važiuojame į Vokietiją, yra toks žodis autoban. Mes, jeigu važiuojame su savo automobiliu, tai mes sakom, kaip puiku, Vokietijoje nemokami autobanai. Jeigu netyčia sugalvojam prisipilti degalų ir, pavyzdžiui, iš Austrijos, kur čia man piltis Austrijoje ar Vokietijoje, paskui ar Čekijoje to labiau, tai mes sakom, kodėl čia toks brangus kuras, kodėl brangus degalai. Jie todėl brangus, kad ten mokestis už nemokamus kelius yra. Bet kas liečia krovininį transportą, jie turi mokėti. Po to, kai 23 metų gruodžio mėnesį padidėjo mokesčiai už naudojimąsi autobanais, tai buvo toksai dalykas, kad pradėjau šiek tiek domėtis tą statistiką. Bet to nuo 24 metų Liepos mėnesio įvestos tapo apmokestintos transporto priemonės nuo 3,5 iki 7,5 tonų. Ir taip, žiūrim, kokie čia kilometražas mokamas, ten yra labai detali statistika, pagal kiekvieną Vokietijos autostrados ruoželį galima tos dalykus pasiskaičiuoti, kiek kokių automobilių, per kokį pasienio punktą ir taip toliau. Taip, čia yra bendras kiekis, 40, tarkime, milijardų kilometrų. Iš jų 40% sudaro ES vežėjai, vokiečiai sudaro, tarkim, daugiau negu pusę. Mes kalbėsim tik tai apie ES, bet bendrai kalbant, tai žiūrėkim, čia yra kilimo nėra, kritimo nėra, bet apie 8% sudaro būtent tos mašinytės, mašinos nuo 3,5 iki 7,5 tonų. Jos čia jau sėdi, tie 8%, jie rodo, kad nėra mažėjimo. Bet iš tikrųjų tai yra ta apmokestinimo bazė išaugo nuo 24 metų Liepos mėnesio. Taip, kas daugiausiai naudojasi Vokietijos autobanais, neskaitant pačių vokiečių, lietuviai jau antroje vietoje ir užima 9% kilometražo susukto Vokietijos keliais, autostradomis. 5 šalis, tai reiškia 3 kaimynės, Lenkija, Čekija ir Olandija, ir 2 šalis tokios tranzite pakankamai stiprios Lietuvoje ir Rumunija. 5 šalis sudaro daugiau negu 3/4 to kilometražo. Mes kitas šalis vadinkime kitos ES šalis. Čia yra mėnesinė statistika, ten galima gilintis, kiekvieno mėnesio skaičius iš tokių duomenų, tai reiškia kiekvieno mėnesio duomenys pateikime atskirai. Tas ataskaitėlės reikėjo nusikrauti ir susilipdyti. Ką mes matome? Mes matome vienas dalykas, į ką reikia atkreipti dėmesį, tai nuo 23 iki 25 metų vidurio, per 2,5 su trupučiu metų, tai rinkos dalis lietuvių išaugo nuo 9,2 iki 9,9%. Tai reiškia, procentiniais punktais išaugo dalis lietuvių. Lietuviai nevažinėja, jie veža krovinį, jie uždirba pinigus. Tai yra fantastinis augimas. Jeigu mes pasižiūrėsime metai su metais, ar tu žiūrėsi kilometrais, milijonais kilometrų, ar tu žiūrėsi procentais, visur krito 23 metais, visur krito 24 metais, 25 metais bendras atsigavimas, visi džiaugiasi. Lietuviai vieninteliai augo, kitur viskas mažėjo. Fantastiškas dydis. Čia yra pokytis metai su metais lyginant. Pabandom paieškoti priežasčių. Yra emisijos klasės. Čia yra rida, čia yra vien Liepos mėnesis, ne nuo metų pradžios iki Liepos, o vien Liepos mėnesį, kokią ridą padaro automobiliai Euro 6 emisijos klasės, krovininiai automobiliai. Tas skaičius Lietuvoje išaugo nuo 95 iki 98%, o bendrai ES šalyse nuo 94 iki 98%. Beje, pačioje Vokietijoje tie procentai yra mažesni.
mažesnė. Kas yra, į ką atkreiptinės dėmesys, tai Rumunijoje procentas Euro 6 automobilių ridos išaugo nuo 89 iki 95. Bet dabar mes galim sakyti, o kokie automobiliai čia važinėja? Čia gali būti ir mažiukas važiuoti, santykinai ten 5 tonų sunkvežimiukas LKV ir gali būti vilkikas su puspriekabi. Tai dešinėje pusėje yra pateikiama struktūra Liepos mėnesį 25 metų. Ir Lietuvos, kaip matom, didžiąją dalį tos ridos sudaro Euro 6 tą emisijos klasę, bet dabar čia yra pagal dydį. Tai yra 18 tonų, 4 ašių ir daugiau, čia yra vilkikas su puspriekabi, čia yra tas LKV, 18, 12, 18 ir taip toliau. Paskutinė dalis tai yra tos mažos mašinos, kurios apmokestintos nuo Liepos mėnesio 24 metų. Ir mes ką matome? Lietuvių automobilių, kurie virs 18 tonų, dalis yra pati didžiausia. Kas liečia tą švarumą emisijos, taip, mes atsiliekam nuo Olandų, atsiliekam nuo Čekų, bet Čekų tos mašinos turbūt yra mažesnės. Čekų, pavyzdžiui, tie 18 ir daugiau tonų 4 ašių, tai tik 90% sudaro, Lietuvių 96, Olandų 92. Aiškus dalykas, kad kai tu esi kaimyninė šalis ir tavo atstumas yra tas mažesnis, kurį tu važiuoji, tai kas liečia tuos pervežimus, lietuviai užima pats geriausias transportas, jeigu važiuoti dideliais kiekiais, yra pas lietuvius. Mes pačius vokiečius ir tą bendrą skaičių, kuris yra Vokietijos daugiau negu pusė praskėsas, matome, kad čia yra 8% tos ridos, kaip minėjau, yra būtent tos mažiausios mašinos klasės nuo 3,5 iki 7,5 tonų, o pačioje Vokietijoje tai sudaro 10%. Pažiūrėkim, kaip tos mašinos važinėja švarios, vadinkim, Euro 6 emisijos klasės ir ne Euro 6. Skalės tai čia visiškai kitos eilės, nes ten 90% su %. Tai mes matom, kad ta rida, jinai šiek tiek išaugo. Lietuviai yra žalie, tai, tarkime, per porą metų išaugo 30%, ne taip jau blogai. Bendri tie kiekiai jie išaugo nuo 10 iki 12,5. Kažkur tai 25% išaugo Euro 6, tai reiškia, įmonės vežėjai kažką tai daro, jos investavo į tas priemonės. Pačioje Vokietijoje ten tas skaičius neauga, kažkaip tai čia taip įdomiai gaunasi. Kas liečia ne Euro 6 skalę, atkreipsiu dėmesį, absoliučiai kitos eilės skaičius, Vokietija yra mėlyna dešinėje skalė. Tai, tarkim, tokios šalis kaip Rumunija yra štai šita pilka, tai ten kiekis per pusę sumažėjo. Lietuvoje sumažėjo lietuvių nuo 70 iki 50. Tai reiškia, tas mažėjimas lietuvių yra žymiai mažesnis. Bet Rumunai mes jau matėm, kad pas juos ten tas labiau ekologiško automobilių dalis labai smarkiai išaugo ir jie tą nemenką konkurenciją sudarys. Tai mes šitoje vietoje šiek tiek staptelim ir pasakome tokį paprastą dalyką, kad lietuviai nukonkuruoja kitas šalis ir pačias didžiausias šalis tuose pervežimuose ir tranzitiniuose, turbūt ir iš Vokietijos ir į Vokietiją, ką mes matėme. Ir tam yra ne tai, kad mes konkuruojame, vadinkim, darbo sąnaudomis, jūs ne taip elgėtės, kaip kiti europiečiai elgėsi. Bet ta daina jau jinai yra seniai sudainuota. Tai yra, įmonės priiminėja protingus investicinius sprendimus laiku ir vietoje. Lietuvos įmonės. Šiek tiek apie apimtis tonom, aš apie tonas vis dar kalbu. Taip, tonomis, jeigu pasižiūrim, tai yra taip žalias, yra vietiniai pervežimai, čia yra tonomis. Lietuvoje kiek yra pervežta, 59 milijonų tonų 24 metais. Tai 24 metais mes matome, kad yra tie žalės stulpeliai sudarė apie 40%, tai 37%, tarp kitų šalių, tarp skaitingų šalių, apie 37%, 14% kabotažas. Tai reiškia tos svetimos šalies viduje, jeigu buvo vežama. Aš turėjau 2 mėnesių statistiką, tačiau užvakar buvo 25. Užvakar buvo 3 ketvirčių statistika įdėta, tai įdėjau, iš pradžių labai optimistiškai žiūriu, kad dabar 3 ketvirtis toks gana liūdnas buvo ir tie skaičiai nustojo augti. Jie nustojo augti. O jeigu mes pasižiūrėsime, koks augimas metais su metais, tai mes matom, kad 25-9 mėnesiai yra jau
tarptautiniai pervežimai 1 procentu yra netgi sumažėję tonomis sumažėję. Jeigu mes skaičiuosim tonkilometrais, tai čia yra ta krovinio apyvarta yra dalis šitų melsvų linijų, tai reiškia tarp kitų šalių, ne tik Europos Sąjungos, tai yra sudaro 66%. O tie vietiniai pervežimai, kurie 37 sudarė, tai jie ten sudarė labai menką dalį, dabar sudaro tai tik tai apie 4,5% grubiai. Žiūrime, jeigu mes padalinsim tonkilometrus už tonų, matysime vidutinį pervežimo atstumą, mes matom tą pačią tendenciją, kad štai šita mėlyna linija tarptautiniuose pervežimuose, tarp kitų šalių tas atstumas mažėja nuolatos. Tai reiškia, aš tą patį tonų kiekį pervešiu trumpesniais atstumais ir mažiau pinigų uždirbsiu. Ir mažiau sąnaudų turbūt turėsiu. Bet čia yra toks ilgalaikis toks trendas. Aišku, vietiniuose pervežimuose yra trumpesni. Tie atstumai iš Lietuvos į Lietuvą, tie atstumai apie 900, nes mes esame Europos Sąjungos periferija. Dabar, jeigu mes pasižiūrėtume į tai, kokia yra dalis važiuoja automobilis krovininis su kroviniu, kokia be krovinio, buvo tokie labai, čia mėlynas yra tie tarptautiniai pervežimai, mes matome, kad bendrai čia tie skaičiai auga, bet tie tarptautiniai pervežimai mes matome, kad tai sudaro 92-93 procentus. Ir paskutiniais metais tas augimas yra po COVID 95, 96, 96 procentai. Tai yra didžiulis augimas. Ką reiškia augimas? Tai reiškia, automobilis važiuoja ne tik tai pagal kažkokią sutartį su tuo klientu nuo taško A iki B, o jis iš taško B į kokį nors tašką C netoli taško A. Jisai nevažiuoja tuščias. Bet jisai veža krovinį ne kažkokio seniai pažįstamo kliento patikimo, jis veža kažkokį krovinį iš kokio Timokomo pasiėmęs. Tai ką tai reiškia? Tai, tarkime, jeigu mes užsiminėjame kreditinėmis ataskaitomis parduodame, tai mes jų parduodam daugiau, dėl to, kad tas poreikis yra natūraliai žymiai didesnis. Reikia valdyti riziką tų tavo nepažįstamų atsitiktinių vienkartinių klientų spotų vadinamų. Tai yra didžiuliai skaičiai, tie 3 procentai nuo 92 iki 93, jie labai smarkiai padidina riziką, nes didžioji rizikos dalis yra būtent tų atsitiktinių atsitiktinių pervežimų segmente. Čia yra geležinkeliai. Geležinkeliai yra tame 49 H49 sausumos transportos kode, šiek tiek apie geležinkelius pakalbėsiu. Tai yra šita linija mėlyna tonomis. Tonomis sumažėjo dvigubai krovinių. Jeigu žiūrėti atvežta į Lietuvą, tai reiškia dauguma tai jų atvežta ne į Lietuvą, jų buvo atvežta į Klaipėdos uostą ir tas skaičius sumažėjo 10 kartų. 10 kartų nuo 22 metų. Tas sumažėjimas ženklus ir tebesitęsia mažėjimas. Jeigu skaičiuoja tonkilometrais, tai tas atstumas jis yra žymiai didesnis. Ešelonas, tarkime, vienas paskui kitą važiuodavo nuo Kenos ar Stasylo iki Klaipėdos uosto, 400 su viršum kilometrų ir didžiąją dalį tų atvežamų į Lietuvą krovinių kaip ir sudarė. Tai čia tas kritimas yra jau trigubas. O jeigu skaičiuoti, tarkime, vien tik tai ta kryptis į Lietuvą atvežami, o ta žalias stulpelis, tai jis ten 15 kartų kažkur yra sumažėjimas. Jeigu tonkilometrai skaičiuoti. Žiūrim, koks yra vidutinis pervežimo atstumas, tai reiškia tie tonkilometrai padalinti iš tonų. Matome, kad tų atvežamų į Lietuvą krovinių atstumas pervežamas sumažėjo nuo 367 iki 283, o iš Lietuvos į kitas šalis, tai aš darau prielaidą, kad tai turbūt naftos kroviniai iš Mažeikių į Rygą ir ten kažkur kitur jie važiuoja nebe per Kuršėnus, Šiaulius, Joniškį, o jie važiuoja tiesiai į Jelgavą nuo Rengės. Tai tas atstumas vidutinis pasidarė 95 km vidutinis atstumas pervežimų vienos tonos ne automobilių transporto, geležinkelių. Tai yra skaičiai tokie sunkiai suvokiami. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tų krovinių, kaip sakoma, kažką jie turi daryti geležinkeliai. Jie dabar didins tarifus.
Ir, tarkim, vakar ar šiandien čia šmėkštelėjo žinutė, kad, tarkim, grūdininkai sako, mes nevešim į Klaipėdos uostą krovinių geležinkeliais, mes vešim į Rygą automobiliais. Tai reiškia, iš karto kažkokia reakcija bus. 3 milijonai tonų, ten toks skaičius buvo paminėtas. O uostai. Uostose, matome, tas kritimas buvo mažesnis, ne kartais su 10%, bet čia ta ištisinė linija pakrauta, tai reiškia, ir jinai sumažėjo, iškrauta. Tai reiškia importas. Taip? Tai šita importo kryptis jinai stabiliai auga, kaip nuosekliai, o ta, kur buvo pakrauta, tarkim, iš Lietuvos uostų, tai vadinasi dabar liko būtent tie vietiniai kroviniai, nes Hinterlandas, tai Baltarusijos jo dėl įvairių priežasčių neliko. Kas liečia konteinerius, palaukite, atsiprašau, paskubėjau, čia gaunasi pakrauta, tarkim, 23 milijonai tonų ir jeigu 3 milijonų neteks Klaipėdos uostas, ir jie nukeliaus į Rygą, tai daug ar mažai. Nežinau, ten turbūt 15% ar kiek čia prarastų krovinių, tai būtų pakankamai skausmingas smūgis. Tiek uostams, tiek geležinkeliams. Bet kažkas uždirbs veždamas krovinius ir turbūt ne Latvija, daugiau Lietuvė nuveš į šitą į Rygos uostą. Čia apie konteinerius tai yra kalbama, kad yra labai gerai, bet paskutinius 3 metus yra pakankamai stabili situacija ir čia 25 metais yra augimas. Bet tai yra tikrai ne tos eilės skaičiai. Kokie buvo su trąšų ar naftos kroviniais baltarusiškais. Dabar šiek tiek perinam prie pinigų, transporto paslaugų eksportas. Praeitą savaitę tokiam renginį dalyvavau. Ir vieno banko makroekonomistė kalbėjo, kad Lietuvoje užsienio prekybos deficitas jis yra nuolatinis. Tai reiškia, mes visą laiką daugiau prekių atsivežam, negu išsivežam. Tačiau paslaugų eksportas jis nusveria. Eksportas, mes vos ne kaip Amerika taip gaunasi, kad mūsų paslaugų eksportas nulėmė viršyje tą importą paslaugų. Ir buvo pasakyta tokia frazė, su kuria aš kategoriškai nesutinku. Ir tai daugiausiai sukuria aukštos pridėtinės vertės IT mūsų paslaugų, kurie kažkaip gražiai buvo pasakyta. Tai yra, švelniai pasakius, melas. Todėl, kad iki 21 metų paslaugose būdavo sukuriama didžioji dalis, apie 56% būtent to paslaugų eksporto, o dabar ta dalis sudaro apie 45-47%. Ne statyba, ne kelionės, ne bankinės paslaugos, ne IT paslaugos, o transportas sudaro 47% eksporto paslaugų, Lietuvos paslaugų eksporto. Paimam 2 stulpelius, čia yra eksportas, čia importas. Pagal ūkio šakas. Didžiąją dalį tos pačios 2 ūkio šakos sukuria, tai reiškia kelių transportas ir ekspedijavimas, bet čia mes matome tokį didesnį oro transporto jau paskutiniais metais dalį. Importo matome, čia buvo tokia tamsiai mėlyna linija, tai buvo geležinkeliai, ta dalis kažkur tai išnyko, apie priežasčių, kurias mes minėjom, bet štai mes matom, kad šitie skaičiai yra dvigubai mažesni, importo, tai čia yra 10, čia 6. Tai tikrai Lietuvos transporto saldo paslaugų eksporto bent jau 24 metais jisai buvo didesnis negu minusas iš prekių importo ir eksporto. Minusą padengė vien Lietuvos transportas, visų kitų paslaugų eksporto net galėjo nebūti. Čia yra tie patys skaičiai, bet čia kažkur tai kitaip nuspalvinta, čia yra jau pagal kryptis. Ta didžioji ta linija šviesiai pilka yra Europos Sąjunga, biškį tamsesnė Anglija ir Amerika, oranžinė yra aiškus dalykas rytai ir ten kitos šalis, vadinamosios kitos šalis. Čia jau skalės šiek tiek skiriasi, kad tie skaičiai, kaip sakoma, nesusigrūstų. Tie patys skaičiai tik tai kitaip paskirstyti. Ką mes matome? Mes matome, kad yra stabilus augimas. Jeigu žiūrime ES šalis, tai tos ES šalis daugiausiai, kurias mes eksportuojame, yra Vokietija, Prancūzija. Jeigu žiūrime importą, tai daugiausiai yra Lenkija, Vokietija ir Prancūzija.
Mes žinojom apie tokį vajų, kai buvo prieš 3 metų steigiama pakankamai daug įmonių Lenkijoje, pervežėjų ir Vokietijoje, tarkim, ekspedicijų. Tai reiškia, jeigu tu perki paslaugą iš vokiečio, tai jisai gali būti, kad tai su lietuviškomis šaknimis ta įmonė, bet kad šitas paslaugų importas išaugo iš tokių šalių kaip Prancūzija ir Italija, tai turbūt irgi susijęs su tuo, kad ten padidėjo pervežimai. Kaip tai yra padaroma? Aš nežinau, bet aš tiesiog matau, kad paslaugų importas iš tų šalių gal ten yra perkamos iš prancūzo, kuris yra iš tikrųjų lietuvis. Aš tik tai prielaidas darau, bet tai matosi, Lenkija ir Vokietija paaiškinamas, kodėl toks augimas paslaugų importo yra. Prancūzija ir Italija nelabai galiu paaiškinti, bet matau, kad yra toks paslaugų augimas ir jisai duoda grąžą. Pasižiūrėkime rytų kryptimi, eksportas, importas. Iš Rusijos, Baltarusijos, iš Rusijos mažėjimas kartais, iš į Baltarusiją kartais, ten irgi dar mažesni skaičiai, 2,5 karto mažesnė skalė. Tačiau Lietuvos bankas nustojo teikti duomenis nuo 22 metų antro ketvirčio apie kitas šalies, mes galėjom tada daryti prielaidą, ar čia kilimas ar nekilimas. Taip. Ir Lietuvos bankas apie 20 šalių teikia duomenis ir ten nėra tų kitų šalių. Ir čia yra tas kitos šalis, jos pradėjo labai smarkiai augti, kai prasidėjo karas Ukrainoje. O ar tai tas kitos šalis, ar tai yra, kad pavyzdžiui kažkas, tarkime, kas rašo apie tai, kad mes kažkokią laivininkystės kompaniją atidarėme kokiuose salynuose, arba mes avialinijas vystome Pietryčių Azijoje, gal dėl to padidėjo. O gal tai buvo eksportas į Kirgizistaną ir kažkokias kitas šalis, ar kažkokį Kiniją. Mes nežinom, Lietuvos bankas tai nutyli, bet tie skaičiai tai yra fantastiški. Yra 800 milijonų eurų per ketvirtį eksporto, tas kitas šalis, kaip sakoma, neatskleistas, ir 200 importo. Grubiai 600 milijonų pliuso kas ketvirtį. Grubiai 2,5 milijardo per metus. Į kitas šalis, į kurias mes nežinome. Ir labai, kas gali paneigti tokią galimybę, kad dalis to eksporto keliavo per Baltarusijos sieną ir kad tai buvo iš to uždirbama. Ar tai yra gerai, ar tos prekės keliavo būtent ten, kur jos keliauja, ar tai buvo sankcijų apeidinėjimas, aš to nežinau. Bet kad tai buvo didžiuliai skaičiai, kurie mūsų ekonomiką kėlė, tai yra faktas. Kokie tie skaičiai bus paskui, aš nežinau. Bet ką aš galiu pasakyti, kad kokios yra tos kitos šalys? Aš nežinau. Ir darau prielaidą, kad dalis jų buvo čionais ir keliavo per Baltarusijos sieną. Ir dabar tas srautas jis yra sustojęs. Taip, transporto įmonių pajamos čia yra paslaugų statistika, šiek tiek struktūros, tai reiškia augimas yra, 2 sektoriai yra didžiausi, tai tie 2 didžiausi sektoriai sausumos transportas yra tas H52 realiai ekspedijavimas, sudaro 94%. Transporte. Čia yra ketvirtiniai duomenys ir augimas yra toksai nemenkas. Dabar taip, jeigu paimti vien sausumos transporto pajamas, tai augimas dėja pusmetį su pusmečiu lyginsi, tai yra sumažėjimas minus 1,2%, dėja. Ir 92% generuoja būtent kelių transportas krovininis. Šiek tiek geležinkeliai 4% ir keleivinis transportas, autobusai, taksi ir taip toliau, užsakomasis transportas 4%. Jeigu kalbėti apie tą H52 kodą, tai didžiausia dalį apie 80% sudaro būtent ekspedijavimas, ten ir būtinės tarpininkai pakliūna, augimas matome paskutiniais metais. O dabar apie kainas pakalbėkime. Apie kainas tai buvo taip, ištisinė linija rodo kainų indekso pokytį krovininio kelių transporto, o punktyras rodo ekspedijavimo paslaugų kitimą. Taip, čia matome, kad 15-16 metais keitimas buvo būtent iš to, kad rytų kryptis dingo ir reikėjo įdinėti vakarų rinkas. Mes matome COVID, kai tenais buvo kažkokie dalykai ir matome kažkokius tai nesveikus skaičius, nesuvokiamus protų, kai ten 10% buvo augimas 2002 metais ir kai atsirado tarkim, degalų dedamoji kainoje. Ir ten augimas buvo 40%, bet tai buvo pakilimas, atšokimas atgal ir toliau augimas. Ir mes matome, kad nuo to laiko
autotransporto krovinių, kaip sakoma, pervežimo kainos jos tokios kaip ir stabilios yra, kas ketvirtį pakitimas skaičiuosi ar per metus tuo pačiu ketvirčiu praėjusių metų. Ekspedijavimo jos šiek tiek augo. Šiek tiek apie finansinių rodiklių. Čia skaičiai irgi yra pajamas, bet paimti biški iš kitų duomenų ir tas įmonių imtis šiek tiek skiriasi. Čia yra už metus. Kaip atrodo pelno nuostolių ataskaita transporto, pardavimai, tiesioginės sąnaudos, veiklos sąnaudos čia jau nerodžiau, susiplaktų. Čia yra bendrasis pelnas, tipinės veiklos pelnas, grinasis pelnas prieš mokesčius. Ir EBITDA. EBITDA tai yra svarbu, nes nusidėvėjimas sudaro nemažą dalį transporto. Čia visų transporto šakų, imam tas smulkesnės šakas, imame šaką tokią kaip krovininis kelių transportas, ten ir 941 būtų vien krovininis transportas. Čia yra dar šiek tiek perkraustimo veiklos, tas nekeičia duomenų, ką mes matome. Mes matome tokį dalyką, kad pajamos auga, pajamos neauga, sąnaudos auga ir EBITDA marža, jinai mažėja. Tai yra blogai. Bet tik 24 metai buvo. Ekspedijavime žiūrime, irgi EBITDA marža sumažėjusi, bet tenais yra, kaip sakoma, daugiau kintamų sąnaudų yra. Ir žiūrime, iš kokios čia sąnaudos. Ir toksai dalykas buvo, kad kai tu žiūri tuos skaičius, ir čia toksai jausmas gaunasi, kad to darbo yra daugiau, lietuviai nukonkuruoja kitus, sėkmingai nukonkuruoja, bet tų pinigų kažkaip tai daugiau nelabai gaunasi. Bet kadangi lietuviams yra, tarkim, pakankamai sunku, tai kitiems turbūt yra dar sunkiau. Ir reikia sulaukti to momento, kai bus tie konkurentai sumažės, turbūt reikia laukti, bet tai yra susijęs su padidinta rizika. Mes nežinom, kas bus paskui. Žiūrim, kokios čia sąnaudos išaugo, mes matom, sąnaudos augo, pajamos nelabai augo. Ir kokios, tai reiškia, daugiausia augo ta geltona linija, tai čia yra kelių transportas, darbo sąnaudos augo ir šiek tiek degalų sąnaudos. Nes tos degalų sąnaudos yra ten pagrindinių žaliavų, jos 22 nušoko, o paskui kažkaip tai tas pelningumas kitose ūkio šakose liko mažesnis. O transportai reikia daugiau investuoti ir tos spaudimas, tos darbo užmokesčiai jis yra žymiai didesnis. O ekspedijavime didžiausia dalis, čia punktyras yra tos paslaugos nupirktos, bet padidėjo daugiausiai būtent tos paslaugos, kurios yra, kaip sakoma, perparduotos. Tai reiškia kintamos sąnaudos ir tavęs jos per daug nenulėmė tos pastovios sąnaudos. Čia ekspedijavime. Bet kokiu atveju mes matome, kad maržos 24 metais pastebimai sumažėjusios ir tas turbūt pradės kažkaip tai justis kitoje statistikoje. Čia balanso struktūra, tai reiškia, kad turtas auga, mes turim daugiau investuoti, tiek krovininio transporto, dešinė yra ekspedijavimo, ten tos investavimas yra mažesnis. Ilgalaikio turto dalis sudaro apie 65%, tai yra pastovės nuolatinės sąnaudos. Ekspedijavime yra trumpalaikio turto dalis, jinai yra šiek tiek mažesnė ir mažėjanti. Jeigu žiūrim balanso struktūrą, dešinę pusę balanso struktūros, tai matome, kad nuosavybės rodiklis jis yra auga, nuosavybė auga, įmonės yra stiprios ir jeigu ten jau turėsim laiko gilintis, bet mes neturime jo į balanso struktūrą, tai trumpalaiko turto likvidaus yra tikrai išaugę. Nuosavybės rodiklis, tarkime, tom ekspedijavime šiek tiek mažėja, žalia juosta. O čia yra apivartumas, koksai yra, tai jeigu taip žiūrėti, tai nėra didelio ar mažo apivartumo, yra lėtas arba greitas. Kuo didesnis skaičius, tuo yra blogiau, lėtesnis apivartumas, tas stulpelis rodo, tai reiškia atsargų transporto beveik nėra, plus debitoriai gautinos sumos, jos sukuria poreikį apivartinių lėšų, o skolos tiekėjams jos iš dalies padengia. Ir mes matome, kad tas poreikis jisai lėšų auga, tai reiškia, mums reikia įdarbinti daugiau pinigų tiek vienoje šakoje, tiek kitoje. Ciklas tai reiškia yra poreikis dienomis. Žiūrim, kokios įmonių nuotaikos su investavimu. Taip, tamsus stulpelis yra puspriekabės, vilkikai, atsiprašau, šviesus yra puspriekabės. Čia punktyras yra puspriekabės, kokia dalis yra nuo naujų. Matome, kad buvo augimas, sustojimas 20 metais, sustojimas 24 metais, 25 metais augimas, o naujų puspriekabių ir naujų vilkikų dabar 25 metais yra apie 90%. Perkama, tai reiškia, ne
kažkokios senos mašinos įvežamos iš kitų šalių. Leasingo portfelis kokiais 8-9 metais, 9-10 teisingiau. Tai apie 20% parko iškeliavo iš Lietuvos per 1 metus, dėl to, kad leasingo įmonės atsiėmė savo mašinas iš tų įmonių, kurios negalėjo susimokėti. Tokių įmonių buvo bankruotų, tuo metu buvo labai daug. Ir pasižiūrime, kad tas lygis portfelio, bankinio, aš pabrėšiu, bankinio, jisai buvo pasiektas 22 metais, bendras portfelis leasingo, bet mes žinom, kad 22 metais pinigų vertė buvo kita ir buvo žymiai daugiau tonų pervežta. Ir tas leasingas tikrai mažesnę dalį sudarė. Ir čia yra ištisinė linija, yra naujas sutartis. Mėlynas aš jau turiu tos duomenys, kurios yra vien komercinis transportas. Dabar jis apie 35% sudaro. Tai būtent to, ko buvo 2007 metais naujų, jisai taip niekada ir nebuvo pasiektas tas lygis. Tai ta istorija, kuri buvo 2007-2008 metais, jinai nepasikartos dėl tų pačių priežasčių ir tokių pačių mastų. Galima daryti tokią prielaidą. Leasingo struktūra, dabar leasingas nustoja mažiau teikti duomenų, tai mes matome, kad yra augimas, struktūra dabar yra neteikiama. Naujų sutarčių irgi išaugo nemažai. Jeigu žiūrime Lietuvos transporto struktūrą pagal amžių, čia jau iš Eurostato duomenys, mes matom, kad yra virš 50 000 vilkikų ir jie sudaro 2,5% nuo visų ES vilkikų, čia yra šitoje ašyje. Bet jeigu žiūrėti pagal amžių, Lietuvos vilkikai, jie yra iki 2 metų, 23 metais. Aš neimu 24, nes ten nepilni duomenys, ten nebuvo ne tik tai tų nuolat neteikiančių šalių kaip Bulgarija, Graikija, Slovakija, bet nebuvo ir Prancūzijos bei Belgijos. Tai pas mus yra dvigubai naujesnis autoparkas. Tai yra irgi viena iš priežasčių, kodėl yra įmonės konkuruoja. Aiškus dalykas, aš negaliu įvertinti to, kiek įmonės konkuruoja savo IT sistemas ir savo efektyvumo didinimą. Bet jau vien tas, kad parko efektyvumas yra naujesnis, tai irgi yra didelis konkurencinis privalumas. Nemokumo tendencijos. Kartais kažkas bankrutuoja. Mes matome, kad įmonės bankrutuoja, bet tų bankruotų labai sumažėjo. Iki COVID jų sumažėjo 3 kartus, buvo nedidelis padidėjimas, bet paskutiniais metais matom sumažėjimą. Jeigu žiūrėti pagal šakas, daugiausiai yra tų įmonių, kurios yra krovininio transporto ir ekspedijavimo, jų yra ir šiaip daugiausiai, keleivinio transporto turbūt ant rinka jau įvyko pakankamai didelė koncentracija ir bankrutuoti nelabai yra kam. Tačiau į ką noriu atkreipti dėmesį, kad tos įmonės, kurios bankrutuoja, jos dabar tampa stambesnės. Tai reiškia, tų stambių įmonių arba tų vidutinių įmonių, kurios bankrutuoja, skaičius liko toks pats. O tų pačių smulkiausių jos labiau atsirado tų pakibusių, nes turbūt Sodra su mokesčių inspekcija dažniausiai keliančios bankruoto bylas, jos tenais mažiau turi laiko su jomis užsiimti ir kelti jiems tas bylas. Čia yra pagal amžių bankrotai, 19, 20, 21 ir taip toliau bankrutavusios. Čia yra vienetais, čia procentais. Transporto vien tik įmonės. Mes matome, kad čia yra tokia kuprelė, kai senesnės įmonės, naujesnės. Dažniausiai bankrutuoja tos įmonės nuo 6 iki 10 metų. Tarp bankrotų, tokių įmonių daugiausiai, gal taip reikia formuluoti. Bet nemažai įmonių būdavo, kurios virš 20 metų. Per COVID daugiau jaunų įmonių bankrutavo. Dabar vėl ta pati tendencija. Kokios priežastys yra? Aš bandau tik prielaidas daryti, kad bankrutuoja dėl to, kad įmonės neturi, tarkime, perspektyvos, negali perduoti verslo, susipyksta akcininkai ir panašios priežastys, bet tai, kad sena įmonė negali bankrutuoti, jinai išimtis su daugybė taisyklių. Čia yra tos įmonės, kurios bankrutavo, čia yra didžiausios įmonės, kuriuose dirbo virš 50 darbuotojų arba virš 5 milijonų apyvarta buvo per paskutinius 5 metus, ne bankroto metu, per paskutinius metus atgal. Tai pavojingiausia yra būtent tie bankrotai, kurie atsiranda staiga. Tai, pavyzdžiui, toks Lekpas, žinom, kad viena kuro degalų įmonė, tarkime, ir ne viena, kuri buvo apsidraudusi, tai gavo draudimo išmoką šiais metais. O pernai didžiausia ta įmonė, tai aiškus dalykas buvo Integrė Trans. Tai buvo didžiulė nelaimė jų kreditoriams ir neapsidraudusiems kreditoriams ir obligacijų turėtojams. Taip, įžvalgos.
Tai ką galima pasakyti, tai yra tai, kad Lietuvoje transportas sudaro vos 10%, dabar jau tik vos. Yra daugybė konkurencijos, bet gal svarbiausias dalykas iš tų išvadų, tai yra tas, kad pelningumas sumažėja, kad tos žirklės tarp sąnaudų augančių ir neaugančių pajamų jos auga. Tonos auga, pajamos kol kas neauga. Tai kaip toliau klostysis dalykai, aš nežinau, bet kad lietuviai turi atsargos ir tą didelį potencialą, tai yra faktas. Tai ačiū, klausimų keletas yra. Taip. Kokius 1-3 pagrindinius rodiklius reikėtų sekti, prognozuojant galimas vežimo apimtis augimą, susitraukimą trumpuoju laikotarpiu? Aš nežinau, kokiojam kryptim jūs dirbate, bet geriausia tai Uplajų, kurį Verslo žinios reklamavo netiesiogiai, tai jį užsiprenumeruoti ir tenais yra Europos Sąjungų, tenais yra pervežimai. Augimas, susitraukimas, tai čia vis tiek reikia žiūrėti bendrą. Vat tie duomenys, tie šaltiniai, kuriuos aš rodžiau, tai jų tenais buvo. Taip, kaip atrodo transporto įmonių 9 mėnesiai preliminarūs rezultatai, aš juos pateikiau, o Lenkijos aš tik bankroto apžvalgą esu kažkokią tai gavęs, užsisakęs esu, tai ten, jeigu įdomu, parašykite asmeninę žinutę, ten yra mano e-mailas, tai ten galėčiau persiųsti, bet lenkų kalba bus. Perspektyvas 26 metais. Geros perspektyvos, nes visiems lietuviams nėra lengva, o kitiems yra dar blogiau. Tai aš manau, kad perspektyvos yra geros. Kaip paveiks transporto sektorių problemos, kurios kilo dėl sienos su Baltarusija uždarimo. Aš nežinau, kaip paveiks, tarkime, čia vakar gerai ministras per panoramą pasakė, kad aš nepuriu iš kavos tirščių, galiu jo žodžius pakartoti. tą situaciją ne mes sukūrėme ir tuos, kaip sakoma, tie duomenys, kurie matėsi dideli, koks buvo eksportas į tą pusę, tai tie duomenys buvo ignoruojami tiesiog. Ačiū, dar klausimą. Bet aplamai tą sektorių transporto, tai sudaro nedidelę dalį, bet būtent toj kryptyje tai ten labai smarkiai skaudės žmonėms. Kaip jis išspręs, aš neturiu atsakymą, prisipažinsiu. Neturiu atsakymą. Tai ačiū Jums už aktyvų dalyvavimą ir dėkui Jums. Dabar tokia techninė pastaba. Aš šiandieną atsiųsime visiems užsiregistravusiems ir pačią prezentaciją ir laidos įrašą atsiųsime. Tai ačiū Jums už dėmesį ir geros dienos palinkėsiu ir sėkmingo darbo.